Internetas laikinai atjungtas. Tai ką, pas mus internetas numirė? Smilte, kur tu? Tėti, Smilte dėmu. Smilte, kas tau, dukrelė? Man rodos, kad ten už sofos gyvena baubas. Baubas ten už sofos. Baubas gyvena tik pasakose. Ne tik pasakose. Ten gyvena baubas. Gabrieliau, o tu bijai baubo? Aš nebijau baubo, bet bijau, kad kartais draugai tyčiosis, kad kažką negerai padariau. Fiksuota šeimos baimės. Siūlau pokalbį. Skambinu ir prijungiu mamą. Smilte, kodėl tu bijai tamsos? Todėl, kad ten gyvena baubas. Baubas gyvena ne ten, baubas gyvena va čia. Bet gera vaizduotė, kurioje gyvena ir tavo baubas, yra visai geras dalykas. Gabrieliau, o tu ko bijai? Aš bijau, kad draugai gali mane palikti vieną, bijau vorų, na ir kad pamokoje suklystų. Na, o tu? Aš bijau žaibų, griaustinių ir kad mama ir tėtis išvažiuos kažkur ir nebesugrįš. Tėti, o ko tu bijai? Aš bijau, kai bijote jūs. Aš bijau, kad jūs prisižiūrėsit visokios bjaurasties internete. Ir aišku, bijau, kad jums kas nors nenutiktų ir jūsų kas nors nenuskriaustų. O aš bijau, kad per daug dirbu ir praleidžiu labai daug svarbių akimirkų. Baimė kyla iš smegenų dalies, vadinamos amigdala, migdolinis kūnas. Jis padeda apsisaugoti. Be pokalbio baimė auga. 26% vaikų bijo gyvūnų ar tamsos. 11,7% vaikų nerimauja dėl patyčių. 40% tėvų nerimauja dėl vaikų psichinės sveikatos. 70% tėvų įvardyja pavojų internete. Grafika ir statistika, aišku, yra labai gerai. Bet pažiūrėkime, ką mes galime padaryti visi kartu čia namuose ir kaip sudorosime baimes. Pirmas veiksmas. O, kas sutrukdė mano princesės į miegą? Aš esu baubas naktinėtojas. Aš esu riterė, šviečiantis žibintas. Baubai bijo šviesos. O, tik ne šviesa! Tai atėjo vienatvės drakonas. Niekas nenori su manim draugauti, aš esu vienišas. Laikas humorui, kuriam riteriui drakonas negali atsispirti. Juoko! Kodėl jūs juokėtės? Aš irgi noriu turėti draugų. Nori turėti draugų? Aš irgi noriu turėti draugų. Ateik, baubai. Baubai yra cool. O! Jokios baimės mums nebaisios, kai turime draugų. Dabar tamsa nebe tokia baisi. Ir gerai, kad aš irgi pasidalinau savo baimę. Mūsų baimės dingsta, kai jas paverčiame smagia istorija. Mokslas sako, artumas, pokalbis ir juokas – geriausias vaistas nuo baimių. Jūs drąsiausia komanda!